Prieš pradedant gesintuvą svarbu įsitikinti iš tikrųjų, kad jisai yra parengtas darbui. Tai rodo manometro rodiklėlė, kuri turėtų būti ant žalio fono. Šiuo metu matome, kad tai gesintuvas paruoštas darbui ir užpildytas, jame pakankamas slėgis gesinimui. Sekantis etapas paimti gesintuvą reikia už apatinės rankenėlės. Kadangi jeigu mes spausime iškart abi rankenėlės, čia yra apsauginis kaištis. Mes spausdami apsauginį kaištį, tuo pačiu spausdami iššūkinę rankenėlę, spaudžiame šitą kaištį. Ir nuėmus plombą mes jo negalėsime ištraukti. Visų pirma, nuimama plomba, toliau ištraukiamas kaištis, atkabinama žarnelė ir 45 laipsnių, kur panašiai kampu, nusitaikome į ugnies židinį ir pavėjinė kryptimi bandome gesinti. Nebegalime jos ištraukti, kadangi mes spaudžiam ir viršutinę. Laikant taip, lengvai įsitraukia. Kadangi šiuo gesintuvu pabandė gesinti, nors manometras rodo, kad dar slėgis kaip ir pakankamas, ant žalios rodiklis, tačiau jisai jau tolimesniam naudojimui ko gero nebus tinkamas, nes kurį laiką pastovėjęs, slėgis vis tiek nukris. Tai susijęs su to, kad į pačio tarp krano vaštuvėlių pakliūva miltelių ir jie sandariai kranas nebeuždaro gesintuvą. Tai panaudojus gesintuvą, jeigu dar ir jisai rodo pakankamas slėgį, vis dėlto reikėtų jį pristatyti pakartotinai patikrai, kur meistrai pakartotinai patikrins gesintuvą ir paruoš vėl darbą. Gesintuvai apskritai yra išties įvairių dydžių. Čia mes turime dabar 6 kg talpos. Buitėjas mums per didelis, sakysim, gyvenamajam pastate. Pagal galiojančias normas, pagal galiojančių normų reikalavimus turėtų būti 150 kvadratų vienas 4 litrų talpos gesintuvas arba 2 litrų talpos gesintuvai. Tai vertinant tai, kad tradiciniai būtai kažkur yra taip apie 70 kvadratų, tarkim 3 kambarių, 2 kambarių gal 50 kažkeli kvadratai tenai, tai mums pakanka vieno gesintuvo 2 litrų pagal normas. Ir jisai pakankamai efektyviai gesina. 2 litrų talpos gesintuvas jisai išties nemažą plotą gali užgesinti. Ir virtuviai, sakysim, kilusi gaisrą ir su riebalais, ir su kažko jisai labai efektyviai tą dalyką padės mums nuslapinti liepsnas. Gesintuvai skirstomi pagal gesinimo medžiagos tipą. Tai yra milteliniai, angliarūgštiniai, vandens putų gesintuvai. Bene populiariausi šiai dienai yra milteliniai gesintuvai. Jie skirstomi pagal tai, ką jie gesina, kam jie skirti gesinti dar. Jų užtaisas, kaip minėjau, yra medžiaga tenai, arba angliarūgštė, arba milteliai, arba vandens putos, o štai ant gesintuvo matomi ženkleliai A, B, C. Tuos dalykus reikia pasiskaityti iki kylant gaisrui, nes čia kaip rusų humoro klasika sakė, koks kvailelis sako, gaisro metu jums skaityti, ką rašo ant to gesintuvo. Taip, išties, tuos dalykus reikia skaityti iki gaisro, sakysim, ir susipažinti su gesintuvo galimybėmis kur kas anksčiau. Tai va, A raidelė reikštų, kad tai yra skirta kietom medžiagom gesinti, B degiesiems skysčiam, C dujom. Netgi yra grafiniai simboliai pavaizduoja, kaip matote, laužą, čia talpą su degiu skysčiu ir tai tipiškas pavaizdavimas yra dujinės viryklės. Tai ABC reiškia, kad visus kilusi gaisrą ir su degiais skysčiais, ir kietas medžiagas, ir dujas mes puikiai užgesinsime su šio gesintuvu. Išties jisai yra reikia paminėti, kad išties geras ir patikimas gesintuvas. Yra tekę naudoti ir ankstesniais laikais gesintuvus, kur tik vandens putų, sakysim, ar kažkaip. Taip, atskiroj terpėj jisai labai puikiai dirba, bet taip, kad jisai universaliai ir kokybiškai dirbtų kaip kad miltelinis gesintuvas, tai to nebūdavo. Šiai dienai žmonės tikrai gali sakyti labai gerą daiktą ir kartais pravedant mokymus su įstaigų darbuotojais viskas, jie lieka maloniai nustebinti, kad nesitikė tokio efektyvumo gesinimo.
Buvote liudytojai irgi atviroje teritorijoje, kai bandė mūsų ugniagesys šiandien gesinti. Na, jiem net neįdomu dabar gesinti tuo gesintuvu, sakysim, tų mokymų, kad labai staigiai užgesta ta liepsna. Mes nepademonstravome dar vieno dalyko, kaip ta liepsna gestų, paprasčiausiai jo bandant užtrepsėti ar vandeniu gesinti. Neįmanoma jos įveikti. Čia tik tai tas gesintuvas, sakau, kaip šūvis, jis labai per trumpą laiką užgesina tikrai didelį plotą. Kaip matome, ant gesintuvo yra be gesinimo medžiagos. Nurodyta, sakysim, kokiam gaisrams skirta gesinti ir kaip jį naudoti nurodyta. Pati instrukcija iš ties pravartu pažiūrėti, kaip ištraukiamas kaištis, pradedama naudoti, dar kartą galim pasakyti, kad tai nuimama plomba, toliau laikant už apatinės rankenėlės ištraukiamas kaištis apsauginis ir atlaisvinama žarnelė ir maždaug 45 laipsnių kampu nukreipus gaisro židinį pradedamas gesinimas. Toliau, tai kita simbolika nurodo, kad tai sertifikuotas produktas gaisrinių tyrimų centre, jis išbandytas ir atitinka reikalavimus visus. Tai, sakysim, ne kažkur privačioje aplinkoje pagamintas ir neaišku, jis ar suveiks ar nesuveiks. Tai gamintas gesintuvo prisima tiek sertifikuojantys, tiek prisima pilną atsakomybę, kad tai tas gesintuvas pagamintas tinkamai ir jis tinkamas naudotis gaisrų gesinimui. Kitas dalykas, svarbu stebėti ant gesintuvo jo galiojimo laiką. Tai yra, nurodo sekančios patikros datą. Šiuo atveju mes matome, kad šie gesintuvai turėtų būti tikrinami 2015 metų 1 mėnesį. Iš tikrųjų, tenka išgirsti ir tokius pamąstymus, kad kam jį reikėtų tikrinti, jisgi pilnas, mes jo nepanaudojame. Manometro rodiklėlė rodo ant žalios, sakysim, tą žalioj zonai, jisai paruoštas darbui, dar tik metai praėjo, viskas ir vėl mums reikia užtaisinėti. Vis dėlto reikia jį tikrinti tam, kad esanti gesinimo medžiaga, jinai nesukėtėtų viduj. Ir pats gesinimo efektyvumas tai yra tie milteliai, kuriuos paskleidžiame paspaudimu ten į gaisro židinį. Ir jeigu jie bus sukėtėję, tie milteliai, mes tik tai išleisime dujas nuspaudę rankenėlę, o pats, sakysim, tie milteliai ir pavirtę į tokį sausainį, taip ir liks mums ant gesintuvo dugno. Tai va, tą dalyką galima tik tai nustatyti tik patikros metu. Ir tai padaro tik specialistai. O nusipirkus naują, tu ten randi tą užklijavimą? Tikrai taip. Perkant, į ką reikėtų vėlgi atkreipti dėmesį įsigijant gesintuvą, kaip minėjau, kokioje aplinkoje mes naudosim. Bet kadangi yra ABC ir dar yra vienas ženklelis D, kurio dabar čia nėra pavaizduota, tai yra metalų gaisrai. Na, metalų gaisrai mums buityje tikrai jie yra neaktualūs, tai yra galbūt kur lydomi metalai ir taip toliau. Čia ne. Taip pat ir tas dalykas, sakau, visus gesina visas medžiagas, mums užtenka šito dalyko. Žiūrėti į garantinį patikros laiką, kad nusipirkti pasenusią. Dar ko nepaminėjau, ant gesintuvo turbūt turėtų būti irgi vienas, gesinant minimalus atstumas, nurodomas 1 metras. Ir tai, kad jį galima naudoti ant elektros įrenginių. Dažnai būnama ir nurodoma. Šiuo atveju nematau, aš pasakau, be akinių negaliu žiūrėti smulkaus parašymo. Man atrodo, kad... yra. Dėmesio. Naudoti iki 1000 voltų elektros įrenginių gesinimui minimalus atstumas 1 metras. Tai reikštų, kad, tarkim, jeigu kyla gaisras mums buityje, pradėjo degti mūsų ar kompiuteris, ar televizorius, mes drąsiai galim neišjungę iš elektros tinklo imti ir gesinti. Neturėtų būti tas atstumas arčiau kaip 1 metras, bet per 1 metrą tikrai mes srovės išrovos nepajusime. Sakysim, srovės nuotėkia per tą gesinimo čiurkšlę. Taip, kad jisai nelaikyti dabar jau, tai čia turbūt sutartinis dalykas. Aš ir pats išklausau kartais priekaištų iš savo šeimynos, kad, tu su savo to gesintuvu užėmėm čia visą mūsų brangiausią vietą kažkur. Vis dėlto tas gesintuvas turėtų būti namuose tokioje vietoje, kad jisai galbūt ir teisingai, kad visiems užsikabina žvilgsnis už to gesintuvo, kad jisai žino toj vietoj, gerai matomai ir lengvai prieinamai vietoj. Būtų atsakymas toksai. Gerai matomai ir lengvai prieinamai vietoj. Kad žinotų visi šeimos nariai, kur tas gesintuvas yra. Ir net nakties metu, nedegant šviesai, tarkim, atsitinka kažkas, taigi šviesa dinga, ne? Jeigu gaisras nuo elektros naktį, prabūdome mes pažadinti autonominę dūmų jutiklio, prabūdome aplink tamsu, viskas ir kažkur matosi rusena, kažkas prasideda ten kažkoks. Tokiu atveju, jeigu mes nežinosim, kur padėję gesintuvą, mes jo nesurasime. Dar patartina, kiekvienoje šeimoje, kiekviename bute turėti žibintuvėlį, kurį irgi žinotų visi šeimos nariai, kuris yra padėtas.
Jeigu tokiam atveju, kad netgi dingus šviesų, nereikia ir gaisro, dingsta šviesa, sakysim, savo pačių saugumui, kad kažkur nesusižeisti, nepakliūti, kažkur neišversti ir taip toliau, turėtų būti žibintuvėlis, kuriuo mes galėtume ir pasišviesti. Ir kitas dalykas, jeigu mes jau likome balkonė, kažkur atvažiuoja pagalbos tarnybos ir mes atskirti nuo evakuacijos laukų, mes su tuo žibintuvėliu vėlgi taip pat sėkmingai šviesdami iš balkono ir, sakysim, ar pro langą ten pastato patalpos kažkurios ten, galim sėkmingai kviestis pagalbą. Ir mus tamsoje kur kas greičiau pamatys, kur kas greičiau žiūrės. Geriau vieną sykį išeiti mokymų metu, tarkim, tų pačių, kad ir netikslinių mokymų, tarkim, suveikia signalizacija. Kaip ir mes tuo metu randamės, kad ir įmam mūsų populiariąją Maksimą, mes randamės parduotuvėje, bet kartojant galbūt panašiai įvykius ir Rygos. Randamės mūsų krepšiai, pririnkti mums būtiniausių dalykų, mes eiliai stojam ir išgirstame signalą. Tokiu atveju derėtų turbūt pastatyti krepšį kuo nuošaliau, kad netrukdytų kitiem. Ir manau, kad visi taip turėtų eiliai bestovintis elgtis. Kaip stovi žmonės, taip šalia. Sustatyti gražiai tos krepšius ir gražiai link evakuacinio išėjimo išeiti. Personalas ir sakysim, darbuotojai tokiu atveju tikrai neturėtų trukdyti žmonėm, kadangi jie nieko neįsineša. Jie palieka tos visus pirkinius savo. Išėjus, nereiktų jokių būdų nesibėgioti, nesivaikščioti. Kažkur nuošaliau, dažniausiai tai nurodo tą vietą patys apsaugos darbuotojai ar kiti darbuotojai prekybinio tinklo, ar tai kažkokį visuomeninį objektą, kur galima saugiai susirinkti ir lukterti kurį laiką ir sužinosim, ar tai iš tikrųjų tas pavojus buvo tikras ar ne. Galbūt tai tik tai mokymai, kurie iš tikrųjų yra būtini. Nes tikrai kaimininėje šalyje įvykęs labai skaudus pavyzdys sako, kad geriau galbūt vieną kartą išeiti ir iš tikrųjų ar kelis kartus išeiti be reikalo iš tos parduotuvės galbūt, bet būtent gali būti, sakysim, tas atvejis, kada nemelavo. Dar turiu keletą, ar tie garsiniai signalai siunčiami, jie būna skirtingi ar vienodai visi zvembia? Signalizacijos, ta prasme. Na, šiaip galima išgirsti kažkiek tonacijų ir skirtingų tenai, bet tai jie savo, sakysim, signalo garsų nėra tokio, kad, sakysim, būtent toks signalas informuoja apie tokią nelaimę, kitas signalas apie kitą. Ne, tai yra garsinis signalas ir jisai turi skleisti atitinkamą garsą. Vėlgi, sakysim, šitie įrenginiai, kurie montuojami pačios priešgaisrinės sistemos, jie yra sertifikuoti ir jie turi atitikti reikalavimus. Tai vat, ir jeigu jie atitinka reikalavimus, tai iš tikrųjų tas dalykas jau turėtų pakankamas garsas ir kokybė to signalo būti. Ar yra, filmuose tai tikrai mačiau automatinės tos gaisro gesinimo sistemos? Tikrai taip yra. Tikrai taip yra. Kur jos įrengiamos, ką jos duoda ir... Ne, jau čia mes kalbam apie dar rimtesnius dalykus, tai yra automatinės gaisro gesinimo sistemos. Iš ties, tos sistemos yra. Vėlgi, jos įrengiamas objektuose, statant naujai, rekonstruojant, renovuojant, priklausomai nuo pastato paskirties, nuo ploto, nuo ten būnančių žmonių skaičiaus. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti, kad tokia sistema mūsų rajone, bet Širvintose būtent yra įrengta Kernavės muziejuje. Bet jinai nėra privaloma visam muziejui, visom patalpom, bet yra tik tai saugyklos patalpom, kadangi tai saugomas vertybės, istorinės vertybės ir tai yra privaloma. Ten yra ta automatinė gesinimo sistema dujomis. Tai vat, apie tokias sistemas, pavyzdžiui, kada jos suveikia, vėlgi, galima pats, sakysim, suveikimo principas. Patį signalą vėl gaudo mūsų nurodyti, kaip ir sakiau, techniniai dalykai, tai tie patys davikliai. Jie užfiksuoja gaisro signalą, ar ranką paspaudus, netgi jeigu, sakysim, kažkur kyla gaisras ir viskas. Ir ta sistema prieš pradėdama veikti, jinai vėl paleidžia perspėjimą signalą, sakysim, tai turėtų būti informavimo apie gaisrą sistemą suveikti, kad pasakytų žmonėm, kad pasišalinti iš tokios ir tokios patalpos, nes nedelsiant bus pradėtas gesinimas tenai. Išvedžioti vamzdynai yra su specialiais purkštukais tenai ir kurie užpilda, sakysim, tą patalpą, kurioje buvo užfiksuotas gaisras. Yra du sistemų tipai, kurie gali, sakysim, tokio gaisro gavus pranešimą tą patalpą lokaliai tik tai gesinti, toj, kur, sakysim, pakilo dūmai tenai ir jeigu, tarkim, žmonių nėra ten, ne? Kažkaip, toj vietai buvo uždūminta ir sureagavo ta sistema. Tai jinai užpila vieną patalpą, bet kitas, sakysim, belieka sausas, ne? Kitas tipas, kada yra užfiksuotas, sakysim, tenai gaisro židinys, paleidžiama gesinimas apskritai visas patalpas. Tai yra dujomis, yra vandeniu tokia sistema.
Dargi yra, sakysim, kalbant apie tą automatinės gesinimo sistemas, yra labai minimalios tokios lokalios, kad galbūt žmonės nelabai žino. Tai vat, reikėtų apie tas paminėti. Tokios sistemėlės, pačios paprasčiausias, galima savo įsidėkti garaže, tarkim. Mes turim privatų garažą nuosavą, bendrųjų garažų ten eilėje vieną garažą. Yra gesintuvai tie patys, automatiniai gesintuvai. Tvirtinami, tarkim, prie lubų, mes jį pritvirtinam garažo patalpoje. Ir garaže pakilus temperatūrai, sakysim, staigiai pakilus temperatūrai iki kritinės ribos, tas gesintuvas suveikia pats. Jisai tarsi sprogimas, jis paskleidžia tas gesinimo miltelius po visą patalpą. Ir gali taip atsitikti, kad mes ryte ateinam į garažą ir randam tarsi malūnę stovėjusią mašiną visą baltą, ten padengtą milteliais viskas. Ir po to kažkur tik tai surandam buvusį gaisro židinį, pats židinį. Tai irgi yra minimali tokia automatinė gesinimo sistema. Na, aišku, jo sistemą negalima vadinti, tai yra vadinami automatiniai gesinimo įrenginiai tokie, gesintuvai. Tai... Ar dažnai naudojamos tos automatinės sistemos? Nes jūs pasakėt, šitam Kernavės muziejuje aš iš karto prisiminiau gaisrą Tytuvėnuose. Tai jie irgi turėjo ir vertybių, ir viskas ir sudegė. Tai kaip ten su to reikalavimu? Jis yra toks? Na, kas liečia link tokių paveldosaugos objektų, ten ir bažnyčios, ir visa kita, tai jie statyti kur kas anksčiau nei mūsų turbūt priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atsiradusi, mes jau taip minime 1931 metus, tiegi objektai yra kur kas anksčiau statyti. Ir dabar, sakysim, kad įrengti tokias sistemas jau esančiose, tai reikia atskirų investicijų turbūt ir atskirai, sakysim, projektuoti ir tos dalykus renginėti. Reikalavimai, kaip žinia, taikomi tik tai naujai statomi, rekonstruojami, renovuojami. Jeigu vyksta renovacija, rekonstrukcija ir panašiai, tada galima tą reikalavimą, sakysim, įgyvendinti. Kas link Tytuvėnų, aš tikrai nenorėčiau komentuoti, kadangi nežinau tos, sakysim, tų detalių tenai viskas. Manau, kad bent jau šiai dienai, kiek mes kalbame apie tos tokios, sakysim, gal pavadinčiau padidintos svarbos objektus tos ir bažnyčias, ne tik tai muziejus, senesnius statinius, dvarus galbūt. Tai vis dėlto reikia vykdant to, sakysim, projektinius darbus, pirminius projektavimo darbus, vis dėlto reikia įvertinti tą objektą svarbą ir kad maksimaliai išnaudoti tas priemonės, kurios reikalingos ir kurios turėtų būti. Kiek žinau, signalizacijos gaisrinės, tai jeigu, tarkim, jinai, automatinė gesinimo sistema, tarp kitko, gyvenamuose pastatuose privaloma nuo 74 metrų aukščio statiniuose. Tai įsivaizduokit, gyvenamasis pastatas 74 metrų, tai jau čia padoriai aukštas. Tai Europa jau patenka į tą. Tai jo, tenai tokios, bet tai nėra gyvenamasis, tai daugiau visuomeninės paskirties statinys. O gyvenamasis, tai sakysim, tokiuose gyvenamuose. Virš 20 aukštų tada yra. Jo, realiai 3 metrai. 3 metrai, tai 10 aukštų, 30 metrų, 20, tai virš 20 metrų jau tokiuose statiniuose tokia automatinė gesinimo sistema, jinai privaloma būtų. Tuo pačiu ir gaisrinė signalizacija, tada jau kaip be to neįgyveninsi tos sistemos, kadangi tie patys principai yra. Tai, kaip minėjau, šitą muziejus ir bažnyčiose, jau nepaisant, sakysim, jeigu tik tai kažkokie, sakysim, vykdomi renovacijos ir rekonstrukcijos darbai, tai gaisrinė signalizacija reikalavimo nuo pat pirmų žingsnių. Na, didžiausia turbūt bėda yra išties senstantis mūsų statiniai atokesnėse vietovėse, tai kaimuose, kaimeliuose, kur kaip ir visa Lietuvėlė, jaunimo belieka mažai, o juos eksploatuoja garbaus amžiaus žmonės. Jie turbūt nesugeba patys, neišgali galbūt susitvarkyti tų įrenginių šildymo, tų kietojo kuro krosnių ir pačių dūmtraukio. Mesgi priešgaisrinės priežiūros darbuotojai stengiamės patart, pasiūlyti, kaip tą dalyką galima būtų pigiau prižiūrėti, kad galima būtų išsaugoti vis dėlto sveikus statinius, tuo pačiu ir sveikus žmonės ir jų turtą ir, aišku, kas brangiausia, gyvybės. Vienas iš pigiausių būdų tų statinių, sakysim, tų šildymo įrenginių priežiūros yra tai tų dūmtraukių priežiūra panaudojant gamtoje esančias medžiagas, tą patį smėlį, molį. Mes kartu su
kaimo auksarankiais seninijų gyventojais. Ta dalyką irgi iš jų esame išgirdę tokį receptą, kurį ir nešam iš lūpų į lūpas, visiems perdodam. Jeigu jau nebeturim, sakysim, pakankamai lėšų įsigyti šiuolaikiniam medžiagom, kurių yra išties apstu dabar statybos prekių parduotuvėse, siūlome tokį receptą. 1 dalis molio, 3 dalys smėlios, gerai išmaišoma, skiedžiama vandeniu. Ir tas mišinys labai tinka aptinkavimui senų dūmtraukių, senų krosnių įtrūkusių. Pakanka tokio mišinio, kad padengti, sakysim, tą aptrupėjusį dūmtraukį, atsiradusius nesandarumus dūmtraukyje. Ir taip galima išvengti ir apsisaugoti gaisro. Dažniausiai gaisrai kyla tokiuose trobose, kada pradedama intensyviai eksploduoti šildymo įrenginiai. Tai žiemos metas, kada lauke iš ties yra žema temperatūra ir dar sustiprėja vėjas. Kasgi gaunasi? Vėjas pūsdamas, jisai dažnai, toks skudučių efektas gaunasi, dažnai įpučia į dūmtraukį, pūsdamas šalia dūmtraukio, tarkim, jisai oro srautas padidina slėgį pačiam dūmtraukiui. Šiltas oras kartu su dūmais kyla į viršų, o ten vėjo gūsis pūstelina iš viršaus į apačią. Ir gaunasi toks kaip, tarkim, akordeono dumblės. Oras esantis kažkiek bando, sakysim, per mažiausius plyšelius, kartu dūmai su menkiausiamis žiežiromis išlysti iš to dūmtraukio, iš to dūmtraukio kanalo, kuriuo jie kyla į viršų ir kurio šalinami. Taigi, jeigu yra dūmtraukis įskilęs, nesandarus, per mažiausius tarpelius kartu su dūmais gali nedidelė žiežirba ar kibirkštėlė, taip vadinasi, gali patekti kažkur ant aukšto. Dažnai seni namai yra apšiltinti degiom medžiagom, spaliai, galbūt pjuvenos naudojamos dar kai kur. Ir pakliuvusi ta kibirkštėlė tokia terpė, jinai sėkmingai nusklendžia, suranda savo vietą ir laukia. Toliau sekantis vėjo gūsis vėl kažkiek papučia, jinai pulsuojančiai atsigauna vėl ir taip po truputį vėlgi to stipraus vėjo, kuris yra už pastato, kažkiek judėjimas oro yra ir to pačiu ir tose patalpose kaip palėpė ir įpučia iš tos mažos kibirkštėlės, įpučia didesnį vis ugnies židinį ir ugnis išplinta. Tai vat, kad apsaugoti nuo tokio prasiveržimo tokių smulkių dalelių ir tų pačių dūmų, dūmtraukiai turėtų būti balinami ir mes galime tada tokiu atveju matyti, kurioje vietoje ten tas dalykas pradeda rūkti. Tai balinama ne tiek dėl sandarumo, kiek, sakysim, tam, kad įsitikinti, ar tas dūmtraukis yra sandarus. O jeigu jisai yra nesandarus, reikia, kaip minėjau, būtinai bent jau aptinkuoti. Aptinkuoti galima statybiniais nedegiais mišiniais arba, kaip ir paminėjau, vienas iš pigiausių ir paprasčiausių būdų, kurį mes labai siūlome žmonėm, kurie neišgali leisti rimtesnio remonto, tai yra smėlis, molis ir dar dadeda 700 gramų druskos meistrai. Klausim, kam? Sako, taip reikia. Tai va, dadeda tuos 700 gramų druskos ir matomai galbūt, kad geriau suriša. Tokį mišinį palaiko, paruošia, praskėdė vandenį keletą parų ir toliau jau gali pradėti, sakysim, pagal tą tirštumą, tos pasitaikę savo reikiamą konsistenciją, tinkuoti. Aišku, pradžiai nugruntuojamas irgi praskėstas tas mišinys iki skysto padaromas ir kažkokiu šepčiu nugruntuoja dūmtraukį, vėliau nudžiūna tas sluoksnis ir tada jau pradeda tą tinkavimą. Vėlgi tinkuoja nestorai, po pusę centimetro, maksimaliai po centimetrą tenai, leidžiant natūraliai apdžiūti. Kiti gyventojai kaimuose sako, mes nesugebame, mes ir to tinkavimo, tai niekad nelaikia tokių įrankių, kaip patinkuoti. Čia irgi yra dar paprastesnis būdas. Jeigu jau negalim, sakysim, negebam dirbti su glaistyklė, imam paprasčiausiai didesnį šepetį, tuo netgi, kur mes baliname galbūt sodo medelius, tą šepetį ir grinai su tuo šepečiu, su tuo paruoštų mūsų mišiniu per kelis kartus nutepame tą suaižėjusi dūmtraukį tenai, apibirėjusi galbūt. Ir tarp plytų pakliūna tenai tas, sakysim, tas mišinys. Sekantį kartą kiek tirštesnį galima jau padaryti, sakysim, tą konsistenciją. Dar tirštesnė ir per kelis kartus taip nutepę tą dūmtraukį mes jį turėsim. Galbūt išvaizda jisai netrodys ten labai gražuolis, bet tikrai saugu. Jeigu mes dadėsime dar, sakysim, ten balinančios medžiagos į tą ir tuo pačiu iškart bus ir nubalintas. Vat ir mes jau turime efektą. Nieko išlaidų papildomai labai nėra. Man atrodo, kad kibiras molio ir 3 kibirai smėlio čia, tai tikrai galima surasti dar ir
nemokant pinigėlio, kurie gyvena kaime. Tai vat, vienas iš dalykų. Aišku, kiti, kurie gali sau leisti rimtesnį remontą, tai medžiagas siūlome įsigyti tik nedegės statybinių medžiagų parduotuvėse. Reikėtų kreiptis į prekybos atstovus, į vadybininkus, kurie patarė, kurios medžiagos išties yra nedegės ir kurias galima naudoti šildymo įrenginių remontui. Pagrindinė galbūt klaida, sakysim, ką darydami žmonės ir remontuodami šildymo įrenginius padaro, tai, kad, norėdami, kurie jau daugiau savo gali leisti, norėdami suremontuoti, sakysim, savo patalpas, kad jos atrodytų gražiai, kad būtų jose jauku, bando tą nelygų, galbūt ne tokį gražų dūmtrūkį padengti apdailos medžiagomis. Paprasčiausia, kad ir gipso kartoną ar panašiai. Tai jie tą dūmtrūkį prieš tai paima ir įgrėžia, prie jo prisukdami kažkokį degų karkasą. Įgrėždami dūmtrūkį mes jau įskeliame tą dūmtrūkio senelę. Jeigu neįskeliame, tai toje vietoje tikrai jisai labai stipriai suplonėja. Jeigu prisukame medžio karkasą, tas karkasas jisai yra degus ir dūmtrūkio siena tradiciškai būna apie 12 cm storė, tik tai tas perdanga galbūt praplotėja. Tai vat, sakysim, per tą vieną plytą įgręžiamės tą dūmtrūkį, jeigu neįskeliame plytos, tai labai ją suploniname. Ir toje vietoje tikrai yra pavojus, kad gali prasidėti smilkimas. Tas karkasas jis gražiai uždengtas. Iš ties ne vieną kartą yra ugniagesiai važiavę ir esame mes tą dalyką irgi akcentavę, kad būtent nuo to prasideda degimas. Ir gražiai aptaisytas dūmtrūkis, kažkur vaikšto, kažkur smilksta, kažkur kvapas, kažkur dūmų kvapas, kur negalim rasti, kažkur dego, miegot neisi, dūmų kvapas, kaipgi dabar eisi. Tai vat, ir tenka nuardyti labai gražų remontą, tokį iš ties gražiom medžiagom klijuotą, tokiom vaizdžiai, negailint, sakysim, finansinių tų įdėjimų padaro tą dalyką, bet tenka ardyti ir parodyti, va štai, prašau, kurioje vietoje pas jūs pradės smilkti. Taip, kad neatsargiai, nežinodami, nesikonsultuodami tą dalyką įrengėte. Tai mesgi rekomenduojam tam dalykui, jeigu jau daro apdailą dūmtrūkių kažką, tai tikrai negrėžinėti, bet yra įvairių statybinių mišinių ir nedegių statybinių mišinių, ant kuriuos panaudojant galima klijuoti tą patį gipso kartoną ir kitas nedegės medžiagas. Akcentuotina tai, kad dar dūmtrūkiai, kurie yra plytiniai dūmtrūkiai, tai tas, sakysim, atstumas nuo vidaus dūmtrūkio senelės iki išorėje esančių degių konstrukcijų turėtų būti ne mažesnis kaip 38 cm. Arba nuo dūmtrūkio išorės, kalbu apie plytinius dūmtrūkius, nuo plytinio dūmtrūkio išorės iki degių konstrukcijų turėtų būti ne mažiau kaip 25 cm. Jeigu mes tą tarpą bandysime užpildyti nedegiomis konstrukcijomis, tada jis gali sumažėti iki 15 cm, tarkim, panaudojant nedegės konstrukcijas. Ir dar viena priežastis, su kuria susidurėme ir žmonės neatsakingai remontuoja, paprasčiausia per nežinojimą, galbūt panaudoja neatsakingai medžiagas, o vėliau tai atsisuka prieš juos pačius, tai metaliniai dūmtrūkiai, jų apvalkalai ir sakysim, degios konstrukcijos. Žmonės įsivaizduoja, kad jeigu metalinį dūmtrūkį apvelkam, nes tenai tų 5 cm storio akmens vata, pagal reikalavimus viskas, jau jisai yra saugus. Iš tikrųjų, pirmas įspūdis toks ir susidaro. Tenai tas dūmtrūkis, jisai metalinis, mes jį kūrename, akmens vata izoliuotas, dar su papildomai metaliniu lakštu. Mes pridėję ranką, pradžioj kažkaip nesijunta to karščio, ne? Tai jie tokį dūmtrūkį drąsiai stato prie medinės konstrukcijos ir jau taip kaip ir turėtų būti saugu, kad jisai ne. Deja, praktika yra liūdnoka šiuo atžvilgiu ir jeigu mes piliečiam tokį dūmtrūkį prie medinių konstrukcijų, ilgainiui, jeigu intensyviai eksploatuojame, ilgainiui jisai parodo vis dėlto, kad tai buvo neteisingai padaryta. Medinė konstrukcija pradeda smilkti, perina į degimą. Yra tekę tokių gaisrų nagrinėti ir patys gyventojai tenai, kurie sako, žinote, kai jau mes parodom iš tikrųjų, kas ten atsitiko, kaip žmonėm ir išaiškinom, sako, įsivaizduojat, sako, dar žinom, tas meistrelis dar ten darė vienoje vietoje ir ten degė, sako, ten. Taigi, meistram, kurie užsiima, vertėtų pasigilinti tos dalykus, kad iš tikrųjų padaryti savo darbą kokybiškai ir atsakingai.